Kodėl turėti menką savivertę yra labai žalinga jums? Jeigu augote tokioje šeimoje, kurioje buvo labai stipriai išreikšta hierarchija, pavyzdžiui, buvo labai valdinga motina, o visi kiti šeimos nariai yra jos tarnai. Arba augote tokioje šeimoje, kur ir tėvas, ir motina visą laiką užimdavo dominuojančias pozicijas, o kiti šeimos nariai, kaip minėjau, yra tiesiog tarnai. Jie turi paklusti, neturi savo žodžio, turi daryti taip, kaip jiems yra liepta. Dar kitais žodžiais, jeigu įvardinant, jeigu užaugote tokioje šeimoje, kurioje žmogaus zoologinis pradas ėmė viršų, tai yra šeimoje vyravo instinktai, o nebuvo meilės. Paimsiu pavyzdį, tarkim, užaugo tokioje šeimoje, kur mama stipriai dominavo ir visus laikė žemiau savęs. Kad visi kažkokie netokie, prastesni, durnesni, nieko nemoka daryti, nemoka gyventi ir taip toliau. Tai jeigu gyvenate su tokia mama, jai net nereikia pasakyti kažkokio tai žodžio. Užtenka jūs pamatyti jūsų baimę, nerimą, nepasitikėjimą savim ir tokiai mamai iš karto sukyla dopaminas. Tai yra laimės hormonas, kuris išsiskiria, kada žmogus užima dominuojančią poziciją. Taigi gyvenant tokioje šeimoje, jūs nesistebėkit, kodėl pas jūs nėra energijos, kodėl sergate, kodėl gyvenime nesiseka. Nes kaip ir minėjau, kada žmogus užima dominuojančią poziciją, išsiskiria laimės hormonas. O jeigu jūs neužimat dominuojančios pozicijos, jums išsiskiria tokie hormonai, kurie po truputį jūs naikina. Laukinėje gamtoje yra žiaurūs įstatymai, kad gyvieji išlieka tik dominuojantis. Tiesiog organizme vykstanti chemija padaro savo. Ir šitą modelį galit pritaikyti ne tik santykėje su tėvais, bet ir santykėje su savo antrąja puse, darbiniai santykiai ir taip toliau. Ir jeigu norite susigrąžinti savo savivertę ir nebestatyti savęs savo pačio gyvenime į paskutinę vietą. Ir kad neutralizuoti tą savęs naikinimo programą, tai registruokitės pirmai nemokamai konsultacijai ir aš parodysiu būtent jūsų pasąmoninės programas, dėl kurių jūs turite menką savivertę. Gražaus gyvenimo ir iki.